Laba visiems įsijungę šitą skaitymą. Ką jums reikia žinoti čia ir dabar. Yra jūsų skaitymas čia ir dabar. Ką jums reikia žinoti šiuo metu esamoje situacijoje. Kas yra čia ir dabar jūsų gyvenime. Kalnas, gėlės, gandrai. Kalba eina apie kliūtis, meilė, kliūtis, kurios neleidžia jums sukurti šeimos arba kurios neleidžia jums susijungti su savo šeimos nariais. Tai yra kaip ta meilė, jinai yra jungtis tarp jūsų šeimos ir tų kliūčių. Tai jau yra kaip ir pozityvu. Kad situacijoje užtektinai yra meilės, ar tai savo namiškiams, ar savo vaikam, ar savo gimtajam kraštui, netgi kai kam, bet kažkokia yra aplinkoje barjerai, kuriuos jūs turite įveikti, kad jūs galėtumėte susijungti su mylimais žmonėmis. O dabar žiūrėsime konkrečiau. Apie kokias kliūtis čia eina kalba. Kokios čia yra kliūtis. Žiūrime, apie kokias kliūtis eina kalba. Vežikas, judėjimas, kelionė, taip, tai yra kliūtis judėti, kliūtis išvažiuoti, neapsisprendimas ir 4 pentakliai. Daugumas iš jūsų negalite susijungti, kliūtis yra dėl to, kad jūs norite sutaupyti. Kitiem yra kliūtis dėl to, kad jūs nenorite paleisti pinigų iš savo rankų, tai yra įplaukų. Bet ten miestas yra už jos nugaros. Nejudate dėl to, kad saugojate tai, ką turite. Tai yra toksai sukontroliavimas savo biudžeto, savo finansų. Arba nenorite palikti tai, kas jums yra brangu. Negalite apsispręsti. Kaip norite ir pajudėti, bet ir neišleisti. Bet judėjimas reiškia išlaidas. Ir va šitas yra konfliktas. Noriu turėti, bet nenoriu už tai mokėti. Ir susidaro toksai didelis akmenukas po akmenuko ir gaunasi jau didelės kliūtis, nes tada gaunasi ir aplinka nepalaiko jūsų judėjimo, kaip jūs pats save šantažuojate, einate prieš savo valią, prieš savo norus. Taip atrodo, kad tokios aplinkybės neleidžiančios jūs pajudėti, bet iš tikrųjų tos kliūtis išorinės kyla iš jūsų vidinio konflikto. Ir noriu iš vienos pusės, bet iš kitos pusės nenoriu pasekmių. Kaip nenoriu darbo palikti, arba nenoriu imti atostogų dabar, bet noriu švęsti šventę su savo namiškiais, nes juos myliu. Tai vežikas, jisai turi 2 čia šiuo atveju žirgus, juodai ir baltai. Jūs žinote, kas jums yra gerai, jūs žinote, kas jums yra blogai. Dabar tas noras didelis, taip, tas judėjimas į priekį turėtų būti jūsų galioje, nes jums krenta vežiko korta. Jis reiškia, kad keliai jums atviri, jūs galite pajudėti, bet tuo pačiu jums krenta 2 kardai, kur jūsų vidinis neapsisprendimas jūs palieka ten, kur jūs esate. 4 pentakliai yra labai stabili korta, tai yra kaip imperatoriaus korta, tik tai imperatorius yra didžioji kortų arkana, o pentakliai yra mažoji kortų arkana. Bet kortos yra tos pačios, tik tai žemesnėme laipsnyje. Tai jūs kaip imperatorius
pasiliekate savo imperijoje ir bandote suvaldyti tai, kas yra jūsų galioje. Nes kada jūs pajudėsite, daug kas nebus jūsų kontrolėje. Tai bus kai kurie aspektai nevaldomi jau. Jūs leidžiate įeiti į savo gyvenimą kažkokiems nenuspėjamiems įvykiams, kurių jūs negalite numatyti. Bet ir čionais atsiranda tas vidinis konfliktas, kada noriu turėti, bet noriu ir judėti. Bet jeigu pajudėsiu, tai galiu neturėti to, ką aš dabar turiu, arba turėsiu jau mažiau. Tai reiškia, nenoriu išlaidų, bet noriu švenčių. Noriu pamatyti artimuosius, bet nenoriu prarasti darbo, arba nenoriu nutraukti darbo. Nenoriu nutraukti įplaukų. Taip pat gali būti, kad jums atėjo galimybė persikelti į naują vietą, bet nenorite palikti senos, dėl to, kad laiko meilė namiškiams. Kai kam tai yra taip pat kliūtis meilės reikaluose, kada norite susijungti su artimu žmogum, nes mylite tą žmogų. Bet viduje matote labai daug kliūčių tame susijungime, nes galvojate, kad gali tai paliesti tai, ko jūs nenorite dalintis. Kad šita sąjunga jums bus išlaidos. Kad tada jūs turėsite pajudėti iš ten, kur jums visai nėra blogai, šiaip jau. Gal jūs norite partnerio, norite susijungti, bet nenorite prarasti tos šiltos vietelės, kurią jūs turite, tą, ką jūs jau susikūrėte, tą, ką jūs jau, kaip jau sakiau, 4 pentakliai, tai yra imperatoriaus korta. Tai reiškia, jūs jau turite savo kažką tai, ko jūs nenorite keisti, nes jums tai patinka. Jums labai patinka būti nuošaly, neliečiamam su tuo, ką jūs turite. Mūsų naujo žmogaus atėjimu jūs negalėsite jau išsaugoti. Jums teks atidaryti tą savo gėrybių skrynelę. Apie kokią meilę čia eina kalba? Apie kokią meilę? Gėlės. Apie kokią meilę, apie kokius jausmus. Tai yra jūsų jausmai. Aha. Pergalės. 8 kardai. Ir 6 taurės. Jums krenta 2 pergalės kortos. Vėžikas yra pergalė. 6 lazdos yra pergalės korta. Taip pat jums krenta labai pozityvi korta, tai yra 6 taurės. Ir matote, 6 lazdos, 6 taurės, harmonija, meilė, 8 kardai. Ir taip pat mes čia turėjome 4, matote, tas jūsų taupumas, tas jūsų nenoras, pavyzdžiui, pajudėti iš vietos, taip? Nenoras dalintis, nenoras pabandyti kažką naujo. Jisai jūs priveda prie tokio vidinio kalėjimo, prie tokio vidinio užsidarimo, nusistatymo prieš kitus arba prieš savo laimę netgi nusistatymo, kaip jūs pats savo pradedate linkėti nemeilės. Jūs pasirenkate, galite pasirinkti materialius dalykus, nors jūsų laukia pergalė, jūsų laukia laimė, jūsų laukia meilė. Jūs galite susijungti, jūs galite turėti šeimą, vaikus, jūs galite turėti tą šeimininį džiaugsmą arba džiaugsmą su kitais žmonėmis tą sąjungoje, taip, sąveikaudami, bendradarbiaudami. Jūs galite ateiti į harmoniją su savo aplinka, su namiškiais, su savo partneriu. Bet būkite atsargus, kada renkatės ne jausmus, bet patogumą ar nepriklausomybę, pinigus, daiktus, butus, namus, o ne žmonės, ne santykius, ne meilę.
gimdymą vaikų, kada jūs renkatės negyventi pilnavertiškai, o tik tai tą vieną gyvenimo dalyką, tai turėti, dirbti, taupyti ir kaupti. Aš suprantu, kad tada, kada ateina kitas žmogus į jūsų gyvenimą, ar kada tik jūs pajudote iš vietos, ateina ir išlaidos su tuo. Bet tai ir yra gyvenimas. Tai yra leidimas gauti ir atiduoti. Nes čia yra harmonija. Pergalė, jūs tada jausitės pergalingai, kada pas jūs pradės cirkuliuoti. Cirkuliuoti, kada ateina ir išeina ištekliai. Neužsilaiko. Nes per tai ateina džiaugsmas. Jūs gaunate ir džiaugsmą, jūs gaunate kitas vertybės. Ne materialinės vertybės, bet jausminės vertybės. Naujas patirtis. Naujus bendravimus, naują patirtį bendraudami meilėje su kitais, atidavime. Tai yra nauja patirtis, kita patirtis. Kas liečia gandrus, pervažiavimą. Bet kiti bėgate nuo to, nors tai yra jūsų svajonė. Ir vėl jums krenta 6. Kai kas iš jūsų tikrai bėgate nuo savo laimės, nuo savo žvaigždės, nuo savo svajonių. Ir jums rodo kryptį. Čia yra labai tiksliai kortos rodo jums kryptį. Žiūrėkite į savo žvaigždį, į savo svajonių, ko jūs siekite gyvenime. Kas iš tikrųjų yra jūs, pats savo kaip žmogus, jūs esate ryškiausia žvaigždė danguje pats savo. Jūs esate ta šiaurinė žvaigždė. Jūs esate visas žvaigždynas. Ir kodėl jūs bėgate nuo to švytėjimo savo? Kodėl jūs bėgate nuo savo svajonių? Jūs, aš matau, 3 variantas, jūs esate tas kalnas. Nepykite, bet taip man rodo kortos. Jūs esate tas kalnas, jūs esate ta kliūtis pats savo. Aš nematau nieko kito, aš tik tai matau aplinką palaikymą, aš matau meilę jūsų aplinkoje, aš matau, kad žmonės jūs myli ir nori su jumis susijungti, susisiekti. Ir jūs pats, taip pat pati, jūs esate nuostabus, kodėl jie nori? Dėl to, kad jūs esate nuostabus žmogus, jūs esate jiems žvaigždė. Dėl to jie nori su jumis būti. Dėl to jie nori būti šalia jūsų. O jūs kažkodėl pasirenkate nešviesti, užsidaryti nuo visko. Ir jūs tampate tuo kalnu, pats savo. Pats savo užstojate saulę, pats savo užstojate laimę, pats savo užstojate meilę. Aš jau dabar pradėjau tiesiog ant jūsų truputį pykti, kodėl jūs tokie nuostabų žmonės neleidžiate kitiem susijungti su jumis. Kodėl? Tai vat jūs turite tą savo atsakyti čia ir dabar. Kodėl jūs susidarėte? Arba jūs šviečiate ne tiem žmonėms, arba jūs tiesiog pasirenkate vienatvę, kada tiek rankų siekia jūsų draugystės, tiek širdžių nori jūsų meilės. Tai 3 variantas, aš noriu, kad jūs rimtai susimastytumėte ir būkite ta žvaigždė, kuria jums skirta būti gyvenime. Kai kam jūs tikrai esate žvaigždė. Kai kuriems žmonėms jūs iš tikrųjų šviečiate. Tikrai ta žodžio prasme. Ir jūs atnešate pergalę ne tik savo šviesdami, bet ir kitiems. Kiti žmonės šalia jūsų eina į pergalę, jie irgi laimi. Jie laimi meilį, jie laimi santykius. Dėl to, kad jūs leidžiate. Jūs netampate tą kliūtimi. Tai man aiškiai labai rodo, kad jūs esate pats savo kliūtis, pats savo kalnas. Niekas jums netrukdo. Jūs patys. Tai jūs turėjote išgirsti šitą žinutę čia ir dabar. Ačiū labai. Ačiū už jūsų kantrumą, už dėmesį. Ir linkiu jums būti ta žvaigždė. Linkiu jums būti pačia visata.
pačiu kūrėju. Būti savo laimę, būti meilę, meilę sau ir kitiems. Ačiū labai ir iki viso pačio mieliausio ir geriausio. Čiau, čiau.